Situacija. Kelionė į Madeirą, 3 dalis. Tai skambina man mama ir sako, žinok, močiutė jau nupirko suknelę, pasipuošė, pasidarė plaukus, aš irgi nusipirkau suknelę, tai laukiam tik tavęs. Sakau, sorry, aš šiek tiek nespėjau oro uostą. Tėvam prasidėjo jau panika, aš mečiau ragelį ir mes su to taksistu vis bandom spėti. Važiavom mes į oro uostą ir matom, kad mes jau vėluojam 3 minutėm. Bėgam mes ant 3 į oro uostą. Sutikom mes pirmą darbuotoją ir paprašėm, kad jis per raciją pasakytų, kad neuždarytų vartų, kad mes jau tuoj atvažiavom. Padarėm greitai mes tą čeką. Patikrino mūsų visus daiktus. Ten buvo milžiniškai daug žmonių, bet ačiū jiem, jie mus visus praleido į priekį. Mane po to sustabdė, nes pagalvojo, kad aš kuprinį kažką vežu nelegalaus. Sakau, panos, jūs bėkit, stabdykit vartus, aš tuoj greit. Patikrino, pažiūrėjo, kad nieko nėra ir atbėgo pas jas. Ir mums antiek pasisekė, nes lėktuvas vėlavo 10 minučių. Ir mes neturėjom 2 minutės spėti nubėgti į tualetą ir į duty free. Įsėdom pagaliau mes į tą lėktuvą, aš buvau antiek suprakaitavus, kad jaučiau visą savo prakaitos kvapą, o prie manęs dar sėdėjo moteriškė apie 6 metų, labai gražiai apsirengus ir nuo jos labai skaniai kvepėjo. Užjaučiu jai,